vardas Fatima. Esu 40 totorių kaimo bendruomenės totorių krašto pirmininkė ir dar 40 totorių kaimo musulmonų sunitų bendruomenės pirmininkė, religinės bendruomenės. Prieš 30 metų ištekėjau už vietinę totorių. O dabar kaime ne taip daug išliko totorių, daugiau truputį nei 40, apie 120. Pirmieji kaimo gyventojai buvo būtent totoriai kariai. Ir kada atvyko kariai, ką jie turėjo, nei ten drabužių kokių, gal karinių, tai pas mus neišliko ir tų tautinių rūbų, nes ką kariškis turėjo, arklį, kardą ir viskas. Ant manęs čia yra iš Krymo atsiųsti rūbai. Čia vadinasi fiesas, tai irgi siuvinėtas Kryme. Totoriai daugiausiai prie upės gyveno ir šalia Vilniaus, todėl kad saugo Vilnių nuo visokių priešų ir tarnavo savo kunigaikščiui Vytautui. Labai buvo patikimi kariai, patikimi žmonės. Tokia diaspora labai unikali yra to, kad mes kaip neturim kitos valstybės. Pas mus, nors mes kalbam skirtingomis kalbomis, lenkų totoriai, baltarusių totoriai, neišliko savo tos kalbos, bet kitos tėvynės Lietuvos totoriai neturi. Niekas mums negali ten užstoti, kai, pavyzdžiui, kai lenkai turi Lenkiją arba vokiečiai turi už savęs Vokietiją, o Lietuvos totoriai tik vieną valstybę turi - Lietuvą. Tai čia dabar atrakino mečetės duris ir per čia gali užeiti vyrai, o moterims yra atskiras įėjimas, tai aš atrakinsiu tą. Totorių liturginė kalba yra arabų. Ir čia mečetėje jūs nepamatysite šventųjų paveikslų, nes islame uždrausta vaizduoti žmogų. Netgi pranašai irgi. Ir čia ant sienos yra taip vadinamieji muhyrai. Muhyrai čia ištraukos iš Korano maldos, ant jų parašyti pranašo vardai. Ir tų vardų yra 99. Jėzus Kristus pas mus kaip pranašas, kaip visi pranašai, kaip mūsų Muhamedas. Apie jį labai daug kartų jis minimas Korane, bet jis pas mus nėra kaip Dievas. Mes neskaitom Jėzų Kristų Dievu, jis kaip pranašas ir Korane jis vadinasi Isa, Jėzus Kristus. Mūsų pranašas Muhamedas. O Dievo niekas nematė, Dievas ant mūsų visų. Čia yra minbar. Įprastai mečetėje buvo tokia niša, kuri rodo kryptį iš šventos vietos, kur musulmonai meldžiasi. Mūsų mečetėje nėra tos nišos ir būtent minbaras užstoja tą nišą. Iš minbaro imamas kreipiasi su pamokslą į savo parapiečius. Tai čia imamo vieta. Čia yra senoviniai muhyrai, rašyti ranka ir kiekvienas musulmonas irgi turi namuose. Daug kas turi namuose dar rašytų ranka Korano ir žmonės čia laiko kaip ne tik kaip šventa knyga, bet relikvija, perduoda iš kartos į kartą. Ir Koranas, ir kitos maldaknygės, pavyzdžiui, vadinasi Hamailai arba Tefsirai. Ir čia kaip namuose laikomas kaip relikvija. Ir pavyzdžiui, jeigu turi namuose tokių knygų, jie turi būti laikomi
labai švarioj vietoj ir aukščiau visų knygų. Ir, pavyzdžiui, neseniai buvo tokia šventė katalikų, kad visų šventųjų diena. Taip. Pas mus tokios šventės nėra, pas mus mirusį galima lankyti kiekvieną dieną, šviesos paros metu. Niekada negalima po saulėlydžio, nei laidoti žmogų, nei laikytis kapinėse. Čia nepagarba ir niekada neeiti su žvakėmis. Žvakės čia irgi ne mūsų tradicija. Į kapinės eidama tik su malda. Kaip miršta musulmonas, jis suvyniojamas į baltą drobę. Tai turi būti musulmonas visada, bet kur, jeigu jis miršta, jis turi su savim turėti savo drabužis, ar kaip pasakyti. Jeigu jis miršta kažkur ne namuose arba kare, kad būtų materija, kad jos tinkamai jis turi būti palaidotas kaip musulmonas, suvyniotas tą baltą drobę. Pirmi mečetė atsirado čia minima nuo 15 amžiaus, tai ir aplink atsirado ir kapinės, nors seniausias kapinės yra už kaimo, ten nuo Vytauto laikų, 5 hektarai yra kapinės, apaugę mišku. Tai ten pati seniausias kapinės. O čia prie mečetės, tai čia 16 amžiaus senesnis yra kapas. Visada dar būna šito islamo simbolis. Pusmėnulis ir žvaigždutė. Čia malda iš viršaus. Jau po to mirusi vardą, pavardę. Ir įdomus toks faktas, kad ant kapo visada rašo motinos vardą. Gali būti ir parašytas, pavyzdžiui, Gimbickis Mustafa. Ir gali būti parašytas ir Mustafa Ibragimovič, bet būtinai apačioj bus parašyta, kad motina, pavyzdžiui, Marija. Nes tik motina žino, kas tėvas. Čia ne per seniausias kapas, ant senų kapų tik arabiškai parašyta malda ir gali būti pusmėnulis. Jau po to vėlesni kapai, kaip ir šitas 1829 metų, tarp kitko lenkiškai parašyta, o pati seniausi kapai, patys pirmieji, patys seniausi, tai išvis be užrašų. Tik didelis akmuo galva ir mažesnis akmuo kojas. Šeimininkė, netgi vyrai moka pas mus gaminti. Pas mane tėvas visada gamina ir dėdė, tik mano vaikai nelabai mėgsta. O šiaip vyrai irgi pas mus gamina. Ir pavyzdžiui, mūsų totoriai emigrantai iki Rusų revoliucijos, kurie emigravo į Ameriką, tai ten dar liko tie Lietuvos totoriai iki dabar. Jau jų palikuoniai. Ir jie irgi gamina tą patį arbūzniką. Ir pavadinimas nepasikeitė. O kodėl arbūznikas? Čia tokia vietinė kalba. Niekas nevadino moliūgą moliūgų, o kažkodėl vadino arbūzų. Tai ir tas ir pavadinimas liko arbūznikas. Tai aš žiūriu, kad ten, kur giminaičiai gyvena Amerikoje, Brukline, tai jie irgi gamina. Ten tarp kitko yra mečetė Lietuvos totorių išliko iš tų laikų. Jie ten irgi renkasi penktadienį per šventės. Ir per kitos šventės ir penktadienį ir gamina. Dabar mes darom įdarą mūsų moliūgui. Čia papjaustyta mėsa, stambiais gabaliukais, čia vištienos mėsa. Ir čia jau yra prieskoniai, druska, pipirai ir mairūnas. Tai dabar mes gerai išmaišom svogūnus su mėsa.
O jeigu apie tokį patiekalą, kurį visi žino turbūt ir ne kiekvienas netgi žino, kad čia būtent Lietuvos totorių, tai čia yra šimtalapis. Dabar kepa visi ir visi galvoja, čia ten mūsų pyragas. Ne, čia būtent Lietuvos totorių pyragas. Ir netgi nei Baltarusiai, nei Lenkijos totoriai neturi tokio pyrago. Krymo totoriai, tarp kitko, irgi gamina. Dabar pas mus svečiai buvo iš Krymo, tai. Bet jie gamina, kad jis saldus.